Labas vakaras, brangūs žiūrovai. Siūlome pasižiūrėti ketvirtadienio birželio 16 dienos kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Kaip organizuoti vaikų vasaros užimtumą? Laikraščio naujienos apžvalga. Baudžiamojoje byloje nuteistas Andrius Lobovas. Kiekvieną vasarą mokyklinio amžiaus vaikų tėvai suka galvas, kaip užimti savo atžalas, kol tėvai dirba. Išeitis yra viešoji įstaiga Dekoresto siūlo vaikų dienos užimtumo stovyklas. Moksleivių vasaros atostogos tai puikia galimybė gerai praleisti laiką su bendramžiais ir atsikvėpti nuo mokslų. Tačiau mažamečių mokinukų tėvams neretai tai tampa galvos skausmu, juk ne kiekvienas tėvas linkęs savo atžalą palikti vienus be priežiūros. Tuomet prasideda vasaros užimtumo paieškos. Išeitis visuomet yra. Jau nebe pirmus metus Jonavoje veikianti viešoji įstaiga Dekoresto organizuoja meninės raiškos vasaros dienos stovyklas mažiesiems jonaviečiams. Kol tėveliai dirba, dienos metu vaikai tobulina savo meninius įgūdžius, o vakare, pasibaigus darbams, vaikas jau namuose. Kaip sako įstaigos direktorė Oksana Itminavičienė, Dekoresto vasara pats darbymetis. Darbymetis reikalaujantis daug energijos, daug išmonės, nes darbas su vaikais organizuojam dienos užimtumą, organizuojam vaikų dienos stovyklas. Ir vasarą, kadangi tėveliai dar dirba, dauguma nežino, kur vaikučius padėti, kuo jiems užsiimti, tai suka galvas, kaipgi tą vaiką užimti, kad jisai būtų saugioje aplinkoje, kad jisai lavintųsi, ugdytų savo kažkokius įgūdžius socialinius ir darbinius. Tai mes bandome išspręsti dalinai šitas problemas. Tai organizuojam užimtumą vaikų, daugiau einame per meno prizmę, kaip ir visada, kadangi tiesiog taip susiklostė, kad dirbame šitos srityje ir vaikai pas mus ateina, mokinasi ir keramikos, ir dekupažo, ir tapybos, ant šilko tapybos, ir tapybos ant drobių, matot, už manęs vaikų darbai. Taip pat bandome padėti jiems išmokti dėstyti savo mintis ant popieriaus vaizdžiai, tai yra vaizdinė išraiška. Daug jie pas mus čia piešia, bando visokias priemonės, akrilinius dažus, pieštukus, flamasterius, turim aliejinių dažų. Matom pagal vaiko gebėjimą ir jeigu matom, kad vaikas gali bandyti save sudėtingesnėje technikoje, tai jam tą ir pasiūlome. Turim specialistų, kurie gali pakonsultuoti. Vasaros dienos užimtumo metu vaikai ne tik tobulina meninius įgūdžius. Bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, vaikams pasiūlomos ir trumpos pažintinės išvykos. Bendradarbiaujam su įvairiom organizacijom. Tai viena iš veiklų mūsų dienos, tai trečiadieniais, tarkim, mes važiuojam į Ruklos globos namus. Kadangi žinoma, mes visi turbūt pasensim ir taip atrodo baisiai tą senatvę, bet vaikai nuvažiuoja ten, pasižiūri, kaip gyvena tie senukai. Kad sąlygos ten nėra baisios. Iš pradžių jiems taip atrodo keistokai, nes senatvė kartais nėra gražiai. Bet pabuvę ten šiek tiek jie apsipranta ir jau pradeda bendrauti su tom močiutėm, pradeda dirbti kažką kartu, lipdyti. Paskiau mes važiuojam toj pačioj Rukloje į kultūros centrą. Pasirodo, ten yra vaikų kambarys. Ir šiandien vos mes išvežėm vaikus iš to kambario, kaip jiems ten patiko. Tai tikrai smagiai vaikai praleido laiką. Dar važiuosim prie Kauno marių, pas keramiką į dirbtuves, kadangi ten yra regioninis Kauno parkas, tai parinksim žolelės, tas vaistažolės, susipažins vaikai su žolelėmis. Buvome krašto muziejuje, vėlgi bendradarbiaujam su krašto muziejumi, keramikos pamokėlę vaikai turėjo, tai pasidarė kiekvienas po švilpynę, po savo švilpynę, tokią unikalią, ir visos jos švilpia.
Tai stengiamės, kad vaikai praleistų laiką turiningai, naudingai. O kokiegi vasara be aktyvių sporto žaidimų? Juk, kaip sakoma, sportas sveikata. Tad Dekoresto specialistai nepamiršta ir šios taisyklės. Derinam veiklas meninės su aktyviom sportiniam veiklom. Tai matėte, pas mus yra kieme batutas. Tai vaikinas, kuris atsakingas už aktyvų sportą, už aktyvų poilsį, tai jau tada jisai užsiema su tais vaikais, prižiūri, kad jie saugiai elgtųsi ant batuto, organizuoja kvadrato žaidimėlius, tokias aktyves, kadangi vaikam reikia ir pajudėti. Vis tik tai nepamirškim, kad fizinis aktyvumas, jisai mūsų sveikatai yra labai svarbus. Apie sudaromas vaikų dienos stovyklas plačiau galite pasidomėti viešosios įstaigos Dekoresto Facebook paskyroje arba paskambinus ten pat nurodytais kontaktais. Na, o jei atsitiktų taip, kad norinčių dienos stovykloje praleisti laiką atsirastų labai daug, Dekoresto pasitelktų į pagalbą savanorius, kurie yra ypač mylimi mažųjų stovyklautojų. Dirba su mumis savanoriai, tai labai džiaugiuosi jais, nes tikrai perduoda ir savo tokius, Verta padėkoti. Jo, tikrai išmaningi tie mūsų savanoriai, išradingi ir vaikam labai patinka su jais būti. Tai čia, matau, kad tiesiog jie būriuojasi aplinkui, apspinta tos mūsų savanorius. Džiugu matyti, džiugu stebėti. Ir gal tas amžiaus toks atotrukis nėra didelis, tai savanoriai tikrai dar randa labai puikiai kalbą su vaikais, bendrą kalbą. Jei vaikus nuspręsite leisti mokytis meninės saviraiškos Dekoresto studijoje, jums neteks rūpintis savo atžalos maitinimu. Visą dieną būnant stovykloje vaikams organizuojamas maitinimas. Susirenkam mes 8, nors vaikai gali ir 9 ateiti, čia jau kas kaip, kadangi tėveliai nuo 8 dirba, tai mes jau nuo 8 stengiamės būti studijoje, kad visus priimti. Garantuoti savo saugumą, o vakare po darbų jau 5-6 tėveliai ateina, pasiema vaikučius. Dabar maitinimas 2 kartus kaip minimum, nes ateina vaikai nepapusryčiavę, tai duodam ir kažką dar prieš pečių užkasti. Suformuotos yra stovyklos pamainos, kadangi dirbame, mūsų nėra pagrindinė veikla stovyklos, tai truputėlį reikia užsiimti ir kitais darbais, ir pailsėti irgi reikia, nes atiduodam tai visą savo energiją. Vakare jau reikia pailsėti, truputėlį atsigauti. Tai pamainos suformuotos pagal vaikų amžių, kadangi vis tiek interesai skiriasi, tarkim, vyresniem gal reikia aktyvesnių, tokių ekstremalesnių veiklų, tai mes šiek tiek paformuojam ir pagal amžių tas grupės. Tai vėlgi galite rasti Facebook paskyroje pamainų trukmę ir laikotarpius, kada mes darome tas stovyklas. Pirmoji vaikų vasaros dienos stovyklos pamaina vyko birželio 6-10 dienomis. Tuoj baigsis stovyklos antroji pamaina. Pageidaujantis gali suspėti užsiregistruoti į 3 pamainą, kuri organizuojama nuo birželio 27 dienos. Paskambinti galite telefonu 8682 63772. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį susitinkame su naujienų laikraščio redaktorė Indrė Nagulevičienė ir domimės, kokios publikacijos bus spausdinamos rytoj. Labas vakaras, malonus naujienų skaitytojai. Kokias publikacijas rasite birželio 17-osios naujienose? Taigi rytoj penktadienis ir vartome naujienas. Pirmasis puslapis. Joninių slėnio akmuo vietą užleis vėliavai. Prie Joninių slėnio gulėjęs miesto simbolis apie 27 tonas sveriantis akmuo perkeltas į kitą vietą. Nuo šiol aplinką puošiantis akmuo gulės prie pat pirmojo Varnutės tvenkinio. Kas sumanė, kodėl tai padaryta ir kas bus vietoje akmens, rasite šioje publikacijoje. Joninių slėnio akmuo vietą užleis vėliavai. Kitoj puslapio dalis skirta joninėms, kurias jau švęsime birželio 23 dieną. Tiksliau minėsime.
Čia yra šiemet tokia naujovė – Metų Jono Janinos rinkimai. Šiais metais Jonavos kultūros centras sumanė išrinkti Metų Joną ar Janiną. Atlikus mini apklausą, jau čia yra pasiūlyti kai kurie, jūs turite teisę siūlyti, skambinti telefonu arba rašyti elektroniniu paštu. Ieškokite nusipelniusių ir aktyvių darbštuolių Janinų ir Jonų. Miestas. Akis badė nenušienauti plotai ir ištepliotos sienos. Į tradicinę miesto apžiūrą rajono žiniasklaidos atstovus vėl pakvietė rajono meras Mindaugas Sinkevičius. Su savivaldybės skyrių ir pavaldžių įmonių specialistais aplankytos probleminės vietos, kuriomis nepatenkinti ir valdžios atstovai, ir miesto gyventojai. Kokios vietos ir kas nauja atsirado kai kuriuose teritorijose miesto, taipogi rašome šiame straipsnėje. Antras dalykas, jūs turite teisę siūlyti kai kurias vietas, kurios jums atrodo tinkamos pastatyti šašlikiniai, suolui ar stalui. Taigi, akis badė nenušienauti plautai ir ištepliotos sienos. Trečiasis puslapis – tremtis. Didžiausia nuodėmė užmiršti, kokia didelė kaina iškovota laisvė. Tai prisiminimai apie gedulo ir vilties dienos minėjimą Jonavoje. Yra daug nuotraukų, yra pasisakymai ir tie, kurie nepatyrė tremties, tie, kurie žino tik iš istorijos, tikrai ši publikacija yra labai vertinga. Didžiausia nuodėmė užmiršti, kokia didelė kaina iškovota laisvė. Kaip aš sakau, juodajame puslapyje, 4, kuris vadinasi tema, rasite informacijos administracinių bylų nagrinėjimas bus paprastesnis ir greitesnis. Užtrukdymą antstoliams bauda, laisvės apribojimas ir viešieji darbai, kai tikrai mes nė vienas negalime atsisakyti to ir tikrai garantuoti, kad neteks susitikti su antstoliais. Kaip nederėtų elgtis, čia rasite. Pagalbos telefonas 112. Gaisrai. Kokios priežastys pagrindinės? Pagrindinės yra priežastis pagrindinė pašalinis ugnies šaltinis. Tai kas tai yra padegimas? 5 puslapis. Joninių vakaras rajone be stipraus alkoholio. Už ar prieš? Jonavos rajono savivaldybės taryba gegužės mėnesio posėdėje priėmė sprendimą Joninių šventės metu uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais, kurių turinė etilo alkoholio koncentracija viršyja 7,5%. Draudimas galios nuo birželio 23 dienos 17 valandos iki birželio 24 dienos 2 valandos. Tačiau ne tik Joninių slėnyje, bet ir visose rajono bei miesto maitinimo įstaigose, parduotuvėse, prekybos centruose. Čia ir domimės ir klausime jonaviečių, ką jie mano. Čia kalbama ne tik apie Joninių slėnį, kaip jau minėjau, bet ir apie tai, kad visame rajone birželio 23 visose parduotuvėse, maitinimo įstaigose, valgyklose, jeigu norėsite atšvęsti krikštynas ar vardines, ar kokį jubiliejų užeigoje, kavinėje, bare ar restorane, jūs turėsite pasitenkinti tik alaus bokalu, kava ir arbata. Taigi, Joninių vakaras rajone be stipraus alkoholio. Už ar prieš? Tema. Ne visos eismo problemos išsprendžiamos iš karto. Tai yra saugaus eismo komisijos posėdžio vykusio ką tik tai sprendimai. Tarp kitko, tikrai visiems eismo dalyviams derėtų perskaityti publikaciją ir ganėtinai atidžiai perskaityti, nes yra pasikeitimų, atsiras naujų ženklų, kai kur nebus galima sukti į vieną pusę ar į kitą pusę, kaip pėstiesiems elgtis ir taip toliau. Taigi, jūsų dėmesiui publikacija. Ne visos eismo problemos išsprendžiamos iš karto. Mozaikos puslapyje rasite pasakojimą apie iniciatyvę gimnazistę Virginiją Kotryną Tamaliūnaitę, kuri yra labai gabi ir talentinga mergina, laisvalaikiu iš rankų nepaleidžianti teptuko. Dailė jos gyvenimo aistra. Taigi, publikacija Iniciatyvi gimnazistė, perspektyvi dailininkė. Paskaitykite, įdomu ir miela, malonu rašyti tokias ir spausdinti tokias medžiagas, kai rašom apie jaunus žmonės, kurie tikrai sužiba savo talentu. Mums rašo vasarą ir vėl pasitikome Paberžėje, moksleiviai kepė picas. Dar vienas mozaikos puslapis, kuriame rasite pasakojimą apie sidabrinių gervių naktis 2016 ir sporto straipsnelį
jonavietis pelnė Europos čempionato auksą. Tai pasakojimas apie Europos Kiokušin karate čempionato dalyvį Jonavietį Klibavičių. Trumpa informacija, žinutė ir nuotraukos. Ir klausėte, atsakome, kodėl prekybos centruose nebėra tamsios bemielės duonos Elzė? Mums ji buvo labai skani. Gal šios rūšies duona jau nebekepama? Klausė keli jonaviečiai. Ir mes turime netgi laiškų redakcijoj. Na ir ką atsako kai kurie atstovai, rasite. Skelbimai, reklama, sveikinimų nemažai yra. Na ir žinoma, atsisveikinome. Ir 12 puslapis iš arčiau. Netikėtas savęs atradimas. Ikonų piešimas pakeitė jonavietės gyvenimą. Jonavoje gyvenanti Švento Apaštalo Jono parapijos referentė Vaiva Druseikienė prieš kelerius metus susidomėjusi ikonografiją šioje srityje surado save. Laisvalaikį ji atiduoda ikonų piešimui. Iki šiol moteris yra nupiešusi 19 religinio pobūdžio paveikslų. Anot pašnekovės, ikonų tapytojui nerekomenduojama turėti dailininko išsilavinimą. Tai esas specifinis menas, reikalaujantis ypatingo kruopštumo, specialių medžiagų ir kitokios atlikimo technikos. Tai kas paskatino šią moterį susidomėti ikonografiją? Ikonografija yra baisiai sunkus dalykas ir kalbantis su ja tiesiog atrodo moteris dega šiuo menu, šiuo atsivėrimu. Ji, kaip sako, sulaukus 30 metų atsivertė ir ieškodama tos nišos, kaip užpildyti viduje buvusią tuštumą, surado ikonas. Ikonos lyg ir nepiešiamos, lyg ir perrašomos, sako, bet tai yra labai įdomus pasakojimas. Tai yra, turbūt Lietuvoje mes rasime vienetus žmonių, kurie užsima ikonų piešimu. O mes galim pasidžiaugti, kad turime tokį žmogų Jonavoje. Tai Vaiva Druseikienė. Netikėtas savęs atradimas. Ikonų piešimas pakeitė jonavietės gyvenimą. Tai tiek būtų publikacijų penktadienio laikraštyje. Mielieji, yra labai įdomių nuomonių jonaviečių apie taip, kas yra negerai viename krašte, kodėl yra Jonavos miesto kamputėje taip, o ne kitaip. Štai ir šiandien buvo atėję keli jonaviečiai, kurie teigia, reiškia pretenzijas arba tiesiog teiraujasi, kodėl yra taip, o ne kitaip. Galbūt parašykite, paskambinkite mums į naujienas. Mes tikrai surinksime jūsų klausimus ir mėginsime į juos atsakyti. Na, o dabar norėčiau pasveikinti artėjančių švenčių progą Jonus, Janinas, Joanas, Džonus ir visus kitus, kas susijęs su šiuo vardu. Ir ne tik, ir Rasos, ir daug kitokių vardų, ir artėjančios Petrinės, ir Vladai, ir čia labai visko bus daug. Taigi, malonios jums ateinančios visiems šventės, gražių vardinių. Na ir žinoma, linkėčiau visiems ir organizatoriams, ir žiūrovams, ir dalyviams, ir Jonams, ir Janinoms. Užverkite 23 birželio dangų, tegul būna giedra, šviesu ir širdie bus smagiau. Iki. Vakar paskelbtas nuosprendis baudžiamojoje byloje, kur Andrius Lobovas buvo kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu. Praeitų metų gegužės mėnesį Andrius Lobovas Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centre įbėgo į procedūrų kabinetą, kuriame buvo pradėta mažamečio vaiko skiepijimo procedūra. Andrius Lobovas, bendrosios praktikos slaugytojai, sutrukdė atlikti skiepą motyvuodamas, jog skiepijamas vaikas procedūrai neparuoštas emociškai, garsiai klykia ir taip gąsdina paties Andriaus Lobovo vaikus, kurie tuo metu lankėsi Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centre. Lobovas nustūmė slaugytoją, kurie atsitrenkė į sieną. Beveik pusmetį vyko teismai, kur Andrius Lobovas baudžiamojoje byloje buvo kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu. Šių metų birželio 15 dieną neviešame teismo posėdėje paskelbtas nuosprendis. Teisėja Lina Šafroninė Andriui Lobovui skyrė 50 parų areštą. Kadangi teisiamasis turėjo dar nesibaigusi lygtinį teistumą, todėl subendrinus abi bausmes, viso Lobovui skirta 60 parų areštinėje
bei 3766 eurų bauda. Teismo sprendimą galima apskųsti per 20 dienų aukštesnės instancijos teismui. Andrius Lobovas išklausyti nuosprendžio į teismo salę atvyko jau susikrovęs reikalingus daiktus, mat galvojo, kad į areštinę bus išvestas tiesiai iš teismo salės. Na tai ar tokio nuosprendžio tikėjai, jeigu jau su tašė sukrauta atėjai? Aš iš tikrųjų tikėjausi tokio nuosprendžio, bet žinot, kai visą laiką, kaip sako, kada tu stovi ant skendimo ribos, visą laiką galvoju, kad galbūt nepaskęsiu. Taip ir čia galvojau, iš tikrųjų negalvojau, kad bus panaudota visiška, suprantat, man protų nesuvokiame, vieni du geriausių advokatų mane gynė šitoj byloj. Žmonės, kurie tikrai dirba, aš apakėse ten dirba nerealiai, visi, kas skaito visus, jie sako, viskas. Advokatai sako, čia visiškas marazmas, kaip galima nuteisti, visiškas susidorojimas. Bet ir nuteisė, ir dar pasodins, ir dar bauda. Tai jūs įsivaizduokit, Delfi šiandien straipsnis yra, kur parašyta, kad žmogus numuša ant pėsčiųjų perėjos ir gauna lygtinai metus laiko. O aš matot, užėjau į kabinetą, net nebuvau prisilietęs. Aš žinokit, aš sakau, aš esu šokiruotas. Gerai, tau dabar leido dar 20 dienų nesėsti į kalėjimą ir apskųsti sprendimą. Taip. Ką darysi? Ne, tai skųsi, advokatas man iš karto sako, iš karto informuo, kad ar žmonos mano prašė, kad iš karto paskambytų, iš karto pasakytų, nes, suprantat, žmonės tikrai padeda geranoriškai man, nes, mato manyje, kad aš galiu kažką, tai lyderis galbūt esu, nežinau, aš suprantat, bet tikrai ant manęs didžiulė atsakomybė kaba. Ir dėl savo vaikų galų gale, dėl daug kitų žmonių ir visa kita, ir žmonės, sakau, man geranoriškai padeda, bet kada vyksta sistemoje, kada sistema vyksta, toksai buldozeris, kada visiškas sunaikinimas vyksta asmenybių, tai atsiprašau. Jeigu skundas nepavyks, tai vis dėlto atsėdėsi jau tas 60 parų. Pasakytum dabar variantus, tai čia televizija, viskas bus įrašyta, viskas padaryta. Jeigu reikės, sėdėsim, ką darysi, bet suprantate, esmė, sakau, man gaila mano 3 mažų vaikų, iš kurių vienas vaikas mano yra invalidas 2 grupės, tai supraskit mane teisingai. Aš iš tikrųjų nežinau, kuo remiantis teisėja šitą man tokį nuosprendį parašė, tai yra, kažkas protų nesuvokiama, tai yra, jinai pati skaito ir pati prieštarauja visom tom. Tai visa laimė, kad tie liudytojai nepasakė, kad aš nužudžiau ten Petrą Kurmelį dar kokį nors, būtų surinkus 17 liudytojų, kurie matė, kaip aš tą Kurmelį žudžiau be jokių įrodymų, be nieko ir viskas, ir mane būtų nuteisę. Nes mane dabar nuteisė už tai, kad aš neva kažką tai aš iš tikrųjų net nežinau, ką aš dar padariau, suprantat, nes neskaičiau, negaliu suvokti, ką aš padariau tokio, už ką mane galima buvo nuteisti. Bet iš tikrųjų, taigi aš sakau, aš esu nemažas vaikas, aš puikiai žinau sistemą, viskas. Užėjau į kabinetą, pradariau duris, paprašiau, nerigdykit vaiko, nes mano vaikai kalidoriai įsigandę buvo, nes atėjo į ligoninę, o ne į koncentracijos stovyklą. Ir aš už tai gavau 60 parų, jūs įsivaizduokit. Daugiau nei 3700 eurų baudos, ar mokėsi? Aš jau pinigais, aš jau nebekalbu, man per visus 6 metus, kiek aš kovoju su teismais, man jau pas mane bendroji sumojo, aš nežinau, 15 gal tūkstančių eurų jau yra baudų. Jeigu man vieną aš nunešiau Kondratjevui knygą paskaityti apie Deimantę Kedytę, aš gavau už tą knygą, tarp kitko vėl tam pačiam Jonavos teisme, aš gavau 13 000 litų baudą. Tai čia 4 000 beveik eurų aš gavau tada baudą. Ta bauda juk neišnyko ir tos baudos man dedasi, protesto akcijos, visokios mitingai, viskas visur jie krauna man ir taip toliau, suprant. Pinigai man nebegroja jokios reikšmės. Aš visą tai darau iš idėjos ir aš toliau kovosiu ir darysiu viską iš idėjos. Pas mane nėra sampratos pinigai. Aš gyvenu tą dieną. Tegu mano vaikai, žinot, sunku iš tikrųjų kalbėti, nes sakau, 2 mėnesius vaikai bus be manęs, ta prasme, kai aš kiekvieną dieną juos migdau, kiekvieną dieną juos važiuoju į darželį, kiekvieną dieną juos prižiūriu, nes, supraskit, vienai 3 vaikus išauginti yra, kažkokia tai, misija is not impossible, šiais laikais, ypač kai reikalingi pinigai, reikalingas viskas. Aš praktiškai šeimoje esu vienintelis maitintojas. Toliau sinoptikų pranešimai, kokie orai mūsų laukia penktadienį. Penktadienio naktį lietaus tikimybė bus nedidelė, debesis sklaidysis, bus mažai debesuota ir ramu. Temperatūra svyruos tarp 11–16 laipsnių šilumos. Rytą pietinius rajonus pasieks atplūstančio labai šilto oro frontas, ims lynoti. Greitai stiprėjančio pietų vėjo nešamas šis nedidelis lietus nuslinks šiaurinių rajonų link, o jau artėjant vakarui, pradedant pietvakariniais rajonais per Lietuvą su griausmu nušniokš galingesnės liūtys. Dieną temperatūra kils nuo 23 laipsnių vakarinėme šalies pakraštyje iki 29 laipsnių šalies pietryčiuose. Šiandien tariu jums viso geriausio ir sakau iki pasimatymo rytoj.